Labas, labas. Šiandien atsakysiu į patį populiariausią ir dažniausią klausimą. Tai kaipgi išsirinkti tuos kristalus? Ar apyrankės, ar apskritai kristalo gabalėlį, ar drūzą, ar bokštelį? Nuo ko pradėti? Tai visų pirma, labai svarbu yra pajausti. Vieni akmenys ar kažkas padės jums specialistai, ar jūs rinksitės patys, jūs trauks, kiti visiškai jūsų netrauks. Tai įsiklausyti į savo vidinį balsą ir jausmą, pojūtį, ar ne, ką jūs jaučiate. Jeigu turite galimybę palaikyti rankose, pasižiūrėti, ar akmuo sušyla, ar jisai lieka ledinis, kokią energiją jisai jums perduoda, ką galbūt jums sako, nes iš tiesų kai kuriem akmenims mes nesame pasiruošę. Na, o kitas pasirinkimas tai yra parašyti specialistui, taip pat kviečiu parašyti man, aš pasidalinsiu su jumis patirtimi. Ką jums reikės padaryti, tiesiog parašyti man, kaip tu jautiesi, kaip tau sekasi, kas tau nesiseka, galbūt kažkokia gyvenimo sritis stringa ir tave labai liūdina. Galbūt kažkokia gyvenimo sfera jau daug metų nieko nevyksta, galbūt kažko bijai, o galbūt trūksta tiesiog daugiau gausos, karjeros, pasitikėjimo savimi, arba galbūt nori išsivaduoti iš toksiškų santykių. Daug tų temų būna ir visos labai skirtingos ir be abejo gyvenimiškos. Parašyk tiek, kiek tu pats jauti, kiek tu pati jauti, tiek, kiek tau norisi. Tikrai nereikia pasakoti viską nuo vaikystės, nebent tik norėsi, nes vedu ir kaučinimo, taip pat konsultacijas, tai tikrai turiu įvairios patirties. Parašius šituos dalykus, aš tau parodysiu, padarysiu asmeniškai video arba atsiųsiu nuotraukos, ką siūlau tavo atveju, atsakysiu, kodėl šitie akmenys, kuo tas ar kitas akmuo tau galėtų būti naudingas šitoje situacijoje. Ir tai nėra taip, kad aš tau parodysiu kelis 2, 3, 5 kristalus ir sakysiu, va šitie ir taškas. Tikrai ne. Turėsi atlikti ir tu savo namų darbus, pajausti, įsižiūrėti, pasiklausyti, ką aš apie juos pasakoju, ar ne, kas tau labiau rezonuoja, kokias savybės, kokia situacija tavo labiau yra, ar štai tokia, ar ne. Tai vyksta toksai vedimas, tikrai nebūsi palikta viena ar paliktas vienas. Atsakau visus klausimus, paaiškinu, papasakoju apie akmenis ar ne, ir taip mes išsirenkame. Jau pats žmogus nusprendžia, ar jisai nori kelių kristalo apyrankių, ar jisai nori gabalėlio, ar jisai nori drūzos, ar jisai nori bokštelio, ar jisai nori delninuko, kas beje labai patogu juos laikyti rankose, ypatingai irgi, kai stresuojate ar neišsitraukti. Daug įvairiausių yra formų ir rūšių, rasite viską elektroniniai parduotuvėje arba parašius man. Tai štai taip išsirenkam kristalus. Po to aš juos įkraunu su meditacija, nepaisant, ar tai yra mažas kristalo gabalėlis, ar tai yra didelis kristalo gabalėlis, ar tai yra apyrankė, ar tai yra pakabutis. Kiekvienas akmuo dar būna įkrautas su mano meditacija. Dėl to 2-3 mėnesius mes savo kristalų nevalome. Po to jau galėsite pradėti valyti. Kaip tai padaryti, taip pat visą informaciją tiek apie savo naują draugą, aš juos vadinu draugais, akmenį ar ne kristalą, tiek apie valymo būdus, jūs viską gausite siuntinuke. Na ir dar kai ką tenais gausite žinutę nuo manęs, žinutę nuo visatos, daugiau nepasakosiu, kad būtų staigmena. Tai štai taip vyksta mūsų komunikacija ir mūsų pasirinkimas. Labai laukiu po 2-3 mėnesių ir jūsų atgalinio ryšio, kai kas parašo po savaitės, kai kas po poros, kai kas po pusės mėnesio, kai kas po poros mėnesių visą savo istoriją, nes man tai yra labai svarbu. Aš tam skiriu laiko, aš tame matau prasmę, aš tame matau labai daug vertės. Dovanoju savo laiką, dovanoju savo konsultaciją ir man iš tiesų rūpi, kaip tau sekasi ir kaip tu jautiesi ir kas pas tave vyksta gyvenime. Taip pat mane labai džiugina jūsų grįžtamasis ryšys, aš būnu taip pat laiminga su jumis dėl jūsų naujų darbų, naujų santykių, naujo gyvenimo, dėl jūsų šypsenų, dėl jūsų vėl galimybės, noro mylėti, gyventi, džiaugtis, dėl jūsų naujų suvokimų.
man tai yra labai svarbu ir mes čia esame mėnuliukų komanda. Tai nėra taip, kad įsigijai ir durys uždarytos. Tai yra tęstinis bendravimas ir susitikimas, susirašymas karts nuo karto arba susitikimas laivuose. Tai labai lauksiu tavo klausimų. Jeigu dar neatsakiau į tavo užklausą arba turi kažkokią nerimo, turi klausimų, parašyk drąsiai. Mano kristalai, galbūt aš neturiu jų visada tiek daug, galbūt ne visada turiu visų, tačiau mano kriterijus yra aukšta kokybė ir tikri akmenys. Dėja dabar dėl mados labai daug padirbinių ir labai sunku jų gauti, todėl kai kuriuos reikia susižvejoti, skirti labai daug laiko, jėgų ir resursų ir be abejo finansų, kad dar kartelį patikrinti, nors ir su dokumentais, bet dar kartelį patikrinti ir žinoma tai kainuoja. Bet užtat tai yra labai gražus akmenys, labai aukšta kokybė, dėl to žmonės stebisi, kodėl pas mane toks pats, bet ne toks gražus, arba wow, va čia tai kokybė. Tai va tuo aš esu išskirtinė ir tuo, kad kiekvieną akmenį įkraunu tau su meditacija ir tuo, kad dovanoju tau savo laiką, savo žinias, savo patirtį ir šią konsultaciją nemokamai. Tai laukiu jūsų žinučių, jeigu kažko neatsakiau, o jeigu norite išsirinkti patys, pajausti, labai kviečiu užsukti į Mėnulio magiją 777.lt. Ten yra labai daug drūzų, pakabukų, geodų, ir mažų, ir didelių, ir drambliukų, ir labai daug net labai retų kristalo apyrankių. Paspaudus ant patikusio akmens, įeisite į kitą langelį, tenais yra daugiau nuotraukų ir apačioje yra kiekvieno akmens aprašymas, kurį tu aišku gausi ir su savo siuntinuku. Ir tikrai taip siunčiu ir Lietuvoje, ir užsienyje, ir labai dažnai. Tai kviečiu užsukti, o jeigu dar turėsi klausimų, rašyk, o aš to atsakysiu video formatu. Būkite laimingi ir būkite sėkmingi, mylėkite ir būkite mylimi ir skleiskite savo meilę bei šviesą visam pasauliu. Bučiuoju ir iki.